Sveiki, atomi nariai! Šiandien atėjau pasidalinti mintimis apie tai, kuo 100 metų amžiaus laikotarpis skiriasi. Pirmiausia, leiskite man prisistatyti, mano vardas Hwang Yun-won. Aš valdau ateities kanalą Mano pagrindinė veikla yra tyrinėti, kaip keisis mūsų ateities gyvenimas ir perduoti šią informaciją jums. Taip pat aš skaitau paskaitas, transliuoju ir dirbu su YouTube, rašau knygas ir stengiuosi lengvai perduoti informaciją apie būsimus pokyčius. Kalbant apie ateitį, iš tikrųjų, daugelis dalykų turės įtakos mūsų gyvenimui. Mano pagrindinės nagrinėjamos sritys yra tokios, tačiau šiandien norėčiau pasikalbėti apie tai, kas skiriasi, atsižvelgiant į 100 metų amžiaus laikotarpio tendenciją. Iš tiesų, kalbėti apie 100 metų amžių yra įdomu, nes jei grįžtume į 1914 metus, galėtume teigti, kad tuo metu gimusio vaiko tikimybė gyventi iki 100 metų buvo beveik menka. Tuo metu tik 1% žmonių galėjo sulaukti 100 metų, tačiau dabar, gerėjant medicinos technologijoms, vis daugiau žmonių viršija 100 metų amžių. Čia nereikėtų suklysti, nes 100 metų amžiaus laikotarpis reiškia, kad didėja žmonių, kurie gyvena ilgiau nei 100 metų skaičius, tačiau vidutinė gyvenimo trukmė, pavyzdžiui, dabar gimusių vaikų yra apie 80 metų. Apie 80 metų vidurkiu. Taigi, 100 metų amžiaus laikotarpis yra laikotarpis, kai didėja žmonių, gyvenančių ilgiau nei 100 metų skaičius. Manau, kad tai galima suprasti taip. Taigi, aš šiek tiek apibendrinau, kokie aspektai skiriasi šiame 100 metų amžiaus laikotarpyje. Pirmasis dalykas yra tas, kad tradicinis 3 etapų modelis pradeda griūti. Mes iš tikrųjų gyvenome pagal šį 3 etapų modelį. Visiškai mokymosi laikotarpis yra beveik toks pats. Iki 20 metų tada buvo darbo laikotarpis. Dirbome, o po to išeidavome į pensiją ir mėgaudavomės pensininko gyvenimu. Tai buvo mūsų įprastas 3 etapų gyvenimas. Tačiau 100 metų amžiaus laikotarpiu tai pasikeis. Pasiekus 100 metų amžių, mokymosi laikotarpis išlieka tas pats ir trunka iki 20 metų. Didėjantis laikotarpis yra tas, kad mūsų darbo laikotarpis gali tęstis iki maždaug 80 metų. Tai yra didžiausias skirtumas. Tai yra todėl, kad norint gyventi 100 metų, reikia pinigų. Ir pensijos laikas neišvengiamai turi būti atidėtas. Tačiau, jei taip žiūrėsime, tai vis tiek bus tas pats, kas 3 etapų modelis. Kuo jis skiriasi? Per darbo laikotarpį turime nuolat persikvalifikuoti ir keisti save. Aš visada galiu dirbti kaip nuolatinis darbuotojas, tačiau galiu ir nutraukti tai bei tapti laikinu darbuotoju. Galite tapti laisvai samdomų darbuotojų, pradėti verslą ar atlikti įvairias kitas roles. Todėl manau, kad tokio tipo persikvalifikavimas yra būtinas. Taigi, norėčiau jums užduoti keletą klausimų. Manau, kad būtų gerai, jei pagalvotumėte, ar planuojate savo gyvenimą pagal esamą 3 etapų modelį ar pagal 4 etapų modelį. Priežastis, kodėl turime galvoti apie daugiapakopį požiūrį, yra dar viena 100 metų amžiaus laikotarpio ypatybė. Galiausiai net ir nuolatinis darbas gali tapti ilgalaikiu laikinu darbu. Iš tiesų, nuolatinio darbo trukmė ilgėja. Jei anksčiau mes paprastai galvojame apie 50 metų pensinį amžių, dabar jis pamažu ilgėja iki 65 metų, tačiau Japonijoje jau yra pasiūlymų pratęsti pensinį amžių iki 70 metų. Problema ta, kad net jei iki 65 metų amžiaus viską užpildysime, gyvenimas nesibaigia. Jei mes pripažinsime, kad gyvensime 100 metų amžiaus laikotarpyje, galėtume manyti, kad likusį laiką tiesiog išeisime į pensiją sulaukę 65 metų ir leisime laiką poilsiaudami. Tačiau daugeliui žmonių tai iš tikrųjų nėra realybė. Ypač Pietų Korėjoje, kurioje senyvo amžiaus žmonių skurdas yra aukščiausias. Tarp EBPO šalių tikriausiai yra labai daug žmonių, kurie nėra tokioje padėtyje. Taigi, kokios problemos kyla dėl nuolatinio darbo? Net ir iki 65 metų. Net jei aš ir baigsiu mokslus, kai bandysiu daryti kažką kitą, mano gebėjimai gali būti sunkiai išnaudojami kitur ir gali pasireikšti tokia situacija. Kaip matėte anksčiau,
kai įgūdžiai lieka nepanaudoti. Aš visą gyvenimą turėjau karjerą vienoje darbovietėje, tačiau paaiškėjo, kad tai buvo tarsi kasimas tunelių. Taigi, egzistuoja rizika, kad gali susidaryti tokia situacija, kai negalima ištrūkti iš to ir daryti nieko kito. Taigi, kai mes peržengėme 65 metus ir sulaukėme 70 metų, bet neturime galimybių dirbti už organizacijos ribų ir savarankiškai išgyventi, kyla neaiškumų, ar turėtume tai vertinti kaip suaugusiųjų ar vaikų situaciją. Tai yra situacija, kuriai turime skirti dėmesio. Taigi, ar galime už organizacijos ribų užsiimti ekonominę veiklą? Manau, kad ši dalis taip pat yra labai svarbi 100 metų amžiaus laikotarpiu. Susijęs su tuo, trečiasis skirtumas yra toks, mes turime užsiimti visą gyvenimą trunkančių mokymusi. Tačiau tuomet turėtume apsvarstyti, ar šis visą gyvenimą trunkantis mokymasis yra nelaimė ar palaima. Mes turime nuolat tobulėti ir gauti išsilavinimą 100 metų amžiaus laikotarpiu, tačiau jei tai laikysite, katastrofa, jūsų gyvenimas 100 metų amžiaus gali būti gana sunkus. Pamastykime, kodėl turime nuolat persikvalifikuoti ir prisiminkime, kas įvyko per pastaruosius 100 metų. Įvyko 2 pasauliniai karai. Ir mūsų šalis praėjo per išlaisvinimo istoriją. Po to šaltasis karas baigėsi. Jūs prisimenate Sovietų sąjungą, ar ne? Sovietų sąjunga, kaip federacinė sistema, sugriuvo ir prasidėjo Maiko era, kai žmonės pradėjo masiškai naudotis automobiliais. O kompiuteriai pradėjo plisti kiekviename name. Taip pat įvyko dideli pokyčiai, nes dabar mes visi pradėjome nešiotis po vieną išmanųjį telefoną. Tačiau pokyčiai čia nesibaigia. Dabar, kai kalbame apie autonominius automobilius ir dirbtinį intelektą, tikrai, jei trumpam atsipalaiduosime, įvyks labai daug pokyčių. Taigi, pagalvokime apie tai, kiek didelių pokyčių dar laukia mūsų ateityje. Mintys pasidaro miglotos, mes turime tęsti visą gyvenimą trunkančias mokymosi programas. Na, galbūt gyvename laikais, kai teisingas atsakymas, kurį žinojome, tampa neteisingu. Jei pernelyg užsispyrę laikysitės senų įsitikinimų, galite praleisti daugybę galimybių. Dėl to Elvinas Toffleris, parašęs Trečiąją bangą, taip pat kalbėjo apie tai. 21-ojo amžiaus raštingumas nėra tas, kuris nemoka skaityti, rašyti, bet tas, kuris mokosi, pamiršta tai, ką išmoko ir nebegali mokytis. Tai yra 21-ojo amžiaus raštingumo trūkumas. Galbūt verta pagalvoti, ar jūs nesate XX amžiaus analfabetai. Gebėjimas skaityti tekstus dar nereiškia, kad nesate analfabetai. Taigi, jei pagalvosime, tai jūsų dabartinės srities profesionalumo stiprinimas gali būti svarbus, veiksmingas būdas gyventi baltajame amžiuje. Galbūt galvojate apie karjeros pokyčius panašiose srityse, susijusiuose su tuo, ką dabar gerai darote, kas jūs domina ir ką jau esate darę. Taip pat gali būti, kad bandote pereiti į visiškai kitą karjerą. Taip pat tai, kas pradėjo kaip hobis, gali vėliau visiškai tapti profesija. Tai yra, kad tai, kas man patiko, gali tapti pelningu užsiėmimu. Todėl būtų gerai, jei kiekvienas iš jūsų šiek tiek investuotų į tai. Na, manau, kad labai svarbu, jog jūs sistematizuotumėte savo pajamas. Gyventi 100 metų ilgamžiškumo laikotarpyje. Tai yra būtent tai, ilgamžiškumas nėra nemokamas. Reikia daug pinigų ir visą gyvenimą reikia dirbti. Tačiau jei sveikata pablogėja, tai gali būti nelengva. Taigi, manau, kad turėtumėte apsvarstyti, kaip sistemizuoti savo pajamas. Įvairiais būdais. Svarbus dalykas yra tai, kad per šį 100 metų daugiapakopį gyvenimą gali tekti pasirinkti, ką studijuoti. Ir netgi sulaukus 70 ar 80 metų gali tekti vėl apsispręsti dėl savo karjeros kelio. Šiame procese, mano nuomonė, tikrai svarbiausia yra lankstumas. Gyvenime mes dažnai matome tokių žmonių, kaip aš galiu tai padaryti. Aš studijavau tik tai, kaip galiu tai padaryti. Aš visą gyvenimą dirbau tik su tuo, kaip galiu tai padaryti. Taip pat galima pamatyti žmonių, kurie visiškai įstrigę savo srityje ir tai gali būti ne visada blogai. Tačiau nereikėtų laikytis tik savo nuomonės, o vertėtų plačiau žvelgti ir lankščiau reaguoti į pokyčius. Tai gali būti
Vienas iš būdų gyventi baltajame amžiuje. Taigi, norėčiau jums užduoti dar vieną klausimą. Ar visą gyvenimą trunkantis mokymasis jums yra palaima? Ar nelaimė? Jei gyvenate gyvenimą, mėgaudamiesi tokiomis patirtimis, manau, kad tai. Taip pat gali būti puikus būdas gerai išgyventi. Vienintelį gyvenimą. Taigi, ketvirtas dalykas, apie kurį noriu kalbėti, yra tai, kad mes gyvenime turėsime poilsio laikotarpių. Kaip praleisti tą poilsio laikotarpį, kaip persikvalifikavimo ir atsinaujinimo laiką. Manau, kad tai taip pat tampa gana svarbu. Kaip minėjau anksčiau, turime, dirbdami nuolat persikvalifikuoti ir prisitaikyti prie pokyčių. Tokiu metu galime turėti poilsio laiką, kurio norėjome arba nenorėjome. Galiu pailsėti 20, galiu pailsėti 30, galiu pailsėti 40. Gali atsirasti laikas, kai pailsėsiu, nes to norėjau arba nenorėjau. Kaip jūs planuojate išnaudoti šį laikotarpį? Tiesiog sakyti, kad nėra darbo ir nieko negalite padaryti. Būtų šiek tiek gaila prarasti laiką. Todėl manau, kad šį laiką ir šį pereinamąjį laikotarpį gerai išnaudoti yra labai svarbu. Taip pat svarbu gerai pailsėti. Manau, kad šiuo laikotarpiu gauti tam tikrą persikvalifikavimą ir taip pat atnaujinti save yra labai svarbu. Taigi, gali būti, kad švietimui taip pat reikės šiek tiek investuoti. Žinoma, valstybė taip pat teikia daug paramos, tačiau reikia apsvarstyti, kas yra finansinių požiūrių. Anksčiau, kai turėjome tradicinį 3 etapų gyvenimo modelį, ypač aukšto augimo laikotarpiu, buvo užtikrinta nuolatinė darbo vieta, o jei dirbome ilgą laiką, atlyginimas taip pat didėjo. Taigi, jei anksčiau gyvenome pagal tradicinį 3 etapų modelį, kai pradėjus dirbti, pradėjome uždirbti pinigus, atlyginimas augo, o turtas kaupėsi, kol galiausiai išeiname į pensiją. Ir turtas sumažėja, ateityje turėsime tokius poilsio laikotarpius, kurių galbūt norėjome. O gal ir ne. Šio poilsio laikotarpio metu turėsime išleisti pinigus. Ir gali tekti vėl išleisti pinigus, kol gausime persikvalifikavimą. Todėl šiuo laikotarpiu turime pasiruošti savo finansiniai būklei. Taip, per poilsio laiką mano finansinė būklė šiek tiek sumažėjo, vėl pakilo, vėl sumažėjo ir vėl pakilo. Tai tokie dalykai. Taigi, galbūt verta įtraukti į 100 metų gyvenimo planą ir pinigus, kuriuos ketiname išleisti per šį poilsio laikotarpį. Taip pat pinigus, kuriuos skirsime persikvalifikavimui. Taigi, kaip jūs pasinaudosite savo poilsio laikotarpiu, gali turėti įtakos 100 metų amžiaus laikotarpio pokyčiams. Manau, kad šiuo laikotarpiu mes neturėtume rūpintis tik finansinę padėtimi, pavyzdžiui, pinigais ar nekilnojamuoju turtu. Ar esate girdėję apie nematerialųjį turtą? Neapčiuopiami turtai, kaip ir sakoma, neturi formos, tai nėra nekilnojamasis turtas ar pinigai. Kokie yra neapčiuopiami turtai? Pirmiausia, tai techninės žinios. Jos yra mano asmeninės žinios, kurių niekas negali atimti. Todėl svarbu, kiek tokių žinių turime. Ir žmonės. Aplinkinių nuomonė tikrai svarbi, kadangi reikia gyventi 100 metų amžiaus gyvenimą. Santykiai su aplinkiniais taip pat tampa labai svarbus. Taip pat manau, kad įtakos turtas yra labai svarbus. Šiandieniniais laikais jūs visi tikriausiai daug žiūrite YouTube. Vieno asmens kūrėjų įtaka labai išaugo ir todėl jūs tikriausiai matote, kaip ši įtaka virsta pajamomis. Taigi, gerai tobulinkite savo sritį ir efektyviai reklamuokite ją per socialinius tinklus, kad galėtumėte paveikti kitus. Ši dalis, atrodo, tampa labai svarbi dabartiniam laikotarpiui ir ateities laikams. Sveikata, žinoma, yra svarbus nematerialus turtas. Žmogiškieji santykiai gali būti laikomi labai panašių nematerialių turtų, kaip reputacija. Taigi, patrauklumas taip pat yra nematerialus turtas. Iš tiesų, net jei neturime jokių ypatingų savybių, patrauklumas gali pagerinti žmogaus santykius ir suteikti pranašumų, bendraujant su kitais. Todėl būtų naudinga praktikuoti, kaip galime būti patrauklesni kitiems. Teigiamumas svarbus, reikia gyventi 100 metų. Laikotarpiu bus įvairių pavojų, galvojant apie dalykus, gali pasirodyti, kad viskas sugriuvo. Jei taip galvosime, gyvenime nebus atsakymų. Todėl labai svarbu yra pozityvumas. Gyvas charakteris gali atlikti labai svarbų vaidmenį, gyvenant 100 metų amžiaus, o be to, lankstumas, kaip jau minėjau, taip pat yra svarbus.
Kiek lankščiai galėsime prisitaikyti, kai priimsime sprendimus ir keisime savo gyvenimą ir kiek atviras žmogus būsi. Dėl įvairių galimybių gyvenant 100 metų, kai pasaulis keičiasi, yra svarbu, nes užstrigus praeities mąstyme gali kilti pavojus. Galbūt aš kažko nepraleidžiu, kodėl kiti taip galvoja? Tokiu būdu turėti atvirumą galima laikyti gana svarbių nematerialių turtų. Taigi, apibendrinant, galima teigti, kad per 100 metų tapti naudingu žmogumi yra labai svarbu. Taip pat galima teigti, kad per 100 metų laiko tapti laimingu žmogumi yra galutinis tikslas. Taigi, manau, kad būtų gerai, jei pagalvotumėte, kaip gerai kaupiate nematerialų į turtą. Ir paskutinis, 100 metų amžiaus laikotarpio skirtumas. Jei 100 metų kūno priežiūros principas bus pažeistas, tai tikrai sukels didelių problemų. Yra posakis, kad jaunystėje žmonės išleidžia sveikatą, kad uždirbtų pinigus, o senatvėje išleidžia pinigus, kad išsaugotų sveikatą. Iš tikrųjų, jei pažvelgsite, 32% mūsų pinigų turto bus išleista medicinos išlaidoms. Nuo 70 iki 85 metų beveik. Visos medicinos išlaidos bus patiriamos. Ir mūsų gyvenimo trukmė šiek tiek padidėjo, tačiau 2015 metais ji buvo apie 82,1 metų. Tai yra gyvenimo trukmė, o sveikatos trukmė yra visai kita. Sveikai gyventi galima iki 73,2 metų, o tai sudaro maždaug 10 metų skirtumą. Šios spragos sumažinimas taip pat taps labai svarbus. Todėl mūsų kūno priežiūra, sportas ir mitybos įpročiai bus labai svarbus jūsų prekių pardavimui. Manau, kad tai visi žinote, tačiau norėčiau pridurti, kad pastaruoju metu vis dažniau kalbama apie anglies neutralumą ir klimato krizę. Aplinka taip pat yra labai svarbi mūsų kūno priežiūrai. Kiekvienas, net jei rūpinosi savimi, jei aplinkos sąlygos blogėja, tai gali turėti neigiamą poveikį man. Ir mesgi gyvename 100 metų. Jei gyvename 100 metų, tačiau aplinka nuolat blogėja, didėja smogų kiekis, o tokios užkrečiamosios ligos kaip korona nuolat pasikartoja, tai galiausiai turės neigiamą poveikį mūsų ateičiai. Todėl nereikia galvoti tik apie ateities kartas ar palikuonis, bet iš tikrųjų turime rūpintis aplinka ir klimatu, kad užtikrintume geresnį savo senatvės gyvenimą, kai pasieksime 100 metų amžių. Taigi, būtų gerai pagalvoti. Ar gerai prižiūrite savo kūną, kurį naudosite 100 metų? Ir gyvenant 100 metų amžiaus laikotarpiu turime pagalvoti apie labai seną visuomenę. Tai, kad vis daugiau žmonių pasiekia 100 metų amžių, galiausiai reiškia, kad seniorų skaičius didėja. Pažvelkime, kas vyksta tokioje visuomenėje. Dabar mūsų gyventojų struktūra yra tokia, o ateityje ji pasikeis. Jūsų parduodamų prekių sritys ir gyventojų struktūra bus neatsiejamos. Taigi, jei praeityje Pietų Korėja buvo pilna jaunų žmonių, tai ateityje Pietų Korėja taps nauja normalia būsena, kurioje bus gausų vyresnio amžiaus žmonių. Tokiu atveju verta pagalvoti, kokie aspektai pasikeis šioje epochoje. Pirmiausia, Japonijoje, kuri yra pažengusi prieš mus, egzistuoja fenomenas vadinamas apsipirkimo pabėgėliais. Pirkinių pabėgėliai tai tiesiogiai reiškia, kad vis daugiau seniorų sunkiai išeina apsipirkti būtinų prekių. Tai Japonijos seniorų interviu vaizdo įrašas. Nors Tokijas nėra taip toli, jauni žmonės pradeda išvykti, todėl prasideda gyventojų skaičiaus mažėjimas ir parduotuvės pradeda dingti. Todėl tampa sunku pirkti prekes. Dėl to atsiranda tokie dalykai kaip prekių vežimas sunkvežimiais ir jų pardavimas, ir manau, kad tai bus labai susijęs su ateities itin senyvo amžiaus visuomenės tiesioginiu pardavimu. Tai ne tik pardavimas, bet ir labai svarbus vaidmuo mažinant socialinę izoliaciją ir užtikrinant bendravimą. Be to, regionuose, kur mažėja gyventojų, atsiranda bendruomenės parduotuvės. Bendruomenės parduotuvė yra tai, kad gyventojai kartu prisideda ir atidaro parduotuvę patys. Tokiu būdu atidaryta erdvė, kurioje galima įsigyti mažų porcijų ir mažo kiekio maisto produktų, kurie yra supakuoti ir parduodami seniorams, o vienoje iš erdvių taip pat sukurta vieta, kur žmonės gali susirinkti ir kartu valgyti. Taip pat sakoma, kad savanoriai, kurie atvyksta, teikia pagalbą ir pristato prekes tiems, kurie negali atvykti dėl judėjimo sunkumų.
Supersenyvo amžiaus visuomenė leidžia tokiems dalykams vykti. Ir galvodami apie supersenyvo amžiaus visuomenę, nereikia žiūrėti tik į Pietų Koreją. Pažvelkime į kaimyninę Kiniją. Tai yra Wall Street Journal straipsnis, kuriame teigiama, kad per 10 metų Kinijoje, kurioje gyventojų skaičius auga, 60 metų ir vyresnių žmonių skaičius viršys visos JAV gyventojų skaičių. JAV gyventojų skaičius viršyje 300 milijonų. O Kinijos 60 metų ir vyresnių žmonių skaičius taip pat viršys 300 milijonų. Tai taps labai didelė rinka susijusios su senėjimu. Galimybės, kurias galime apsvarstyti, yra nepaprastai gausios. Manau, kad būtų gerai, jei pagalvotumėte, kaip šios dalykus susijęti su savo verslo sritimi ir kaip įdomiai juos išspręsti. Taip pat tai yra Japonijos pavyzdys. Suaugusieji vilki sauskelnes ir rengia tokią mados šou. Kas čia vyksta? Ar Japonijos žmonėms tai keista? Ne, Japonijoje. Dėl senėjimo proceso suaugusiųjų sauskelių pardavimas pradėjo viršyti kūdikių sauskelių pardavimą. Tai rodo, kad vartotojų tikslinė grupė visiškai pasikeitė. Be to, maisto srityje taip pat yra labai svarbių faktų, kurių negalima ignoruoti. Kalbant apie vyresnio amžiaus žmonės, vyresnio amžiaus žmonių dantys dažnai būna prasti, o virškinimo procesas silpnesnis, todėl jie valgo lėčiau ir mažiau. Dėl to maistingumą reikia didinti. Galiausiai, tokie sveikatos produktai tampa itin svarbus. Ir dar, kokių maisto produktų susijusių su tuo yra? Yra tokių, kurie yra lengvai valgomi. Minkšti ar ne? Tokie minkštinimo maisto produktai ateityje bus labai populiarūs. O taip pat atsiranda Vokietijos įmonių, kurios gamina maistą tiesiog tyrės pavidalu ir naudoja 3D spausdintuvus, kad pagamintų vištienos kojos formą. Tokios galimybės, kurios atsižvelgia į maistingumą, skonį ir panašius dalykus, dabar atsiranda. Ir dabar parodysiu jums labai patinkantį pavyzdį. Tai atvejis, kai įprasta grožio ir makiažo sritį sujungus su senėjimu buvo sukurtos naujos galimybės. Šios praktikos pavadinimas yra grožio prisilietimo terapeutas. Tai psichologinės terapijos verslas, kuriame lankome senjorus, suteikiame jiems malonų masažą ir makiažą, kad pagerintume jų nuotaiką. Tiek geriau jausitės, kai pagaliau pasidažysite po ilgo laiko. Ar ne? Dabar matome prieš ir po. Jei sujungsite savo verslo sritį su senėjimo tendencijomis ir kitais veiksniais, galėsite sukurti visiškai naujas galimybės. Manau, kad būtų gerai, jei pabandytumėte gerai. Tai sujungti tuomet galiausiai, manau, negalime praleisti šios kalbos. Gyvendami 100 metų amžiaus laikotarpiu, galiausiai, žmonių, kurie pradeda mirti, skaičius didėja. Ir taip prasideda naujas laikotarpis, vadinamas Soksanda Sanda. Toks laikotarpis, kai gimsta mažai žmonių, o miršta vis daugiau. Kaip matote, Pietų Korėjoje mirčių skaičius šiuo metu yra apie 300 000. Tačiau ateityje jis beveik padvigubės. Mes gyvensime tokioje visuomenėje, kur mirčių skaičius padidės daugiau nei dvigubai. Todėl Japonijoje šiuo metu atsiranda įvairių verslų susijusių su mirtimi. Atsiranda naujas žodis Yongwal, kuris iš tiesų reiškia veiklą. Taigi, kaip šios veiklos dalis, taip pat platinami pabaigos užrašai. Pabaigos užrašai yra tokie užrašai, kuriuose rašomos įvairios mano istorijos ar žinutės, kurias noriu palikti, panašiai kaip testamentas. Ir sakoma, kad jie buvo platinami tam tikrų metų. Japonijoje taip pat atsiranda įvairių verslų susijusių su mirtimi. Pažvelkime, kokie tai verslai. Kartais rengiamos kapinių ekskursijų, išankstinės konsultacijos. Kitas bandymas yra rengti renginius, kuriuose susirenka su kapų paveldėjimu, slauga ir kitomis susijusiomis sritimis susijusios įmonės. Taip pat vyksta seminarai apie testamentų rašymą ir teisinę konsultaciją. Yra organizuojami autobuso turai, kuriais galima aplankyti tokius objektus kaip kontribucinių kapinių ar Sangoljang. Pažiūrėkite į tai ir tiesiog pažvelkite į geltoną spalvą. Atrodo, kad tai labai jaudinantis renginys, tačiau tai, kad viskas yra renginys skirtas pasiruošti mirčiai, yra gana įdomi dalis, todėl verslas susijęs su mirtimi negali likti tik pasyvių laukimų, bet turi pereiti prie aktyvaus ieškojimo ir tai tampa neišvengiama situacija. Taigi, jei ateityje tapsime liudininkais įvairių su mirtimi susijusių verslų atsiradimo, tai bus nauja era. Galiausiai, kai tiek daug žmonių išeina, bus būtina supaprastinti laidotuves.
Jei mes laidotuvės organizuosime taip pat, kaip dabar, tai socialinių požiūrių bus milžiniškos išlaidos. Todėl tikėtina, kad vyks mažesnės laidotuvės. Japonijoje šiuo klausimu vystosi verslas, vadinamas kūno viešbučiu. Pavadinimas skamba šiek tiek baisiai, tačiau tai yra labai įdomi verslo idėja. Tai yra įstaiga šiek tiek pertvarkyta kaip viešbutis, leidžianti labai paprastai surengti laidotuvės. Sakoma, kad išlaidos gali sumažėti iki 10% esamų laidotuvių išlaidų, todėl artimiesiems yra įrengiamos tokios erdvės, kuriuose jie gali paprastai nusiplauti. Kaip manote, Pietų Korėjoje dar yra sunkumų, tačiau jei ateityje tapsime šaltinių ir įvairių galimybių laikotarpiu, tokiu atveju gali atsirasti galimybių ir šioje srityje. Taigi, mes kartu išnagrinėjome įvairias temas apie tai, kuo skiriasi 100 metų amžiaus laikotarpis. Nežinau, ar jums tai padėjo susijusiu su 100 metų amžiumi. Tikrai bus įvairių galimybių. Pradedant nuo priežiūros, sveikatos priežiūros, asmeninio tobulėjimo ir aktyvaus gyvenimo, taip pat su Hwang Yun-won paminėtomis verslo galimybėmis susijusiomis su mirtimi tikrai bus įvairių galimybių. Taigi, jei sugebėsite gerai sujungti tai, ką darote, su savo pomėgiais ir šiais trendais, turėsite galimybę gauti savo unikalią progą. Manau, kad turėtumėte ne tik turėti įprastą darbo gyvenimą, bet ir galimybę turėti savo unikalius kūrybinius profesinius projektus. Jei jūs taip gyvensite savo gyvenimą, manau, kad jums atsivers nauja galimybė gyventi baltąjį laikotarpį su pilnu atsidavimu. Tuomet užduosiu jums paskutinį klausimą ir baigsiu. Ką ruošiatės savo 100 metų amžiaus laikotarpiui?